Labas vakaras, mėlyjei sportinės karpių žūklės gerbėjai. Šiandien vėl su jumis Mindaugas ir Ronaldas. Sveiki. Kalbamės apie sportinę karpių žūklę. Praėjusią savaitę čia liudijome pasaulio čempionato virsmą ir veiksmą. Jaunių U22 komanda tikrai puikiai pasirodė, apie tai irgi pakalbėsime. Tikrai vertas įsimintinų akimirkų ir jeigu norite jas vėl išgyventi, tai galite mūsų YouTube kanale pasižiūrėti dienoraščius, atsisukite, tikrai jie ten yra ir šį darganotą ketvirtadienį tikrai laukia jūsų, kol nerodo futbolo ar kitų dalykų, tai mes kviečiame žiūrėti sportinę karpių žūklę. Koks futbolas, kai vyksta antras čempionato etapas? Ir Baltijos žvyno taurė. Taip. O, Jėzus, man kolega. Seimeronų varom. Tai va, po pirmojo etapo tikrai aiškėja varžybų lyderiai. Aišku, antras etapas vėl čempionato etapo. Gal jie dar net neaiškėja, bet pasiryškino kai kurios komandos, gal taip sakykime. Na, favoritai yra, visiems aišku, Fortuna irgi yra tas lemiamas faktorius, kuris lemia, ar sėkmė toliau lydės, ar vis dėlto jinai nusisuks. Kai bus, pamatysime sekmadienį 12 val. Pasibaigus varžyboms, o šiandien 12 val. Visiems startavus į sektorius ir pradėjus varžybas. Tikrai žinome, kad pirmieji laimikiai jau yra kai kuriuose sektoriuose, tai manau tiesioginės transliacijos metu 19 val. Jūs patys pamatysite. Bet kadangi šiandien yra tokia diena, kai nelabai daug to veiksmo yra įvykę ir... Dėl to turime intro studiją, taip, kur šiek tiek grįžtame, nedidelę retrospektyvą padarome į tai, kas jau įvyko ir pakalbėsime apie tai, kas vyks ir kaip mūsų galva vyks. Turint tokį orą, turint 20 stipriausių Lietuvos komandų prie vandens ir bus tikrai įdomu, tai Mindaugai jau užsiminė šiek tiek apie stipriausias komandas po pirmojo etapo Kintuose, tai... Surprizas visiems buvo Carp Devils, kurie išplėšė pirmąją vietą. Galbūt ne surprizas, nes ten yra tikrai labai vienas stiprus žaidėjas. Yra tas faktorius, bet... Domisi tas žino, bet mums visuomet yra įdomu, kai jau etapas įvyksta, mes visi suprantame, kad kalbame ne apie vieną, pirmą, antrą, trečią vietas, mes visi kalbame apie taškus. Ir realiai mes visada kalbame apie 6 pirmas komandas, tai nes pirmos 2 komandos iš A zonos 1 tašką, iš B zonos 1 tašką, tai tiesiog trumpai galim priminti, kad Carp Devilsai sutrauk žuvį turi po 1 baudos tašką, jie čia atvažiavo kaip lygų su lygiais. Tratatūnai, Baltijos žvynas, būtent tarp šių komandų, jeigu pamenate, Kintuose Carp Devilsų ir Tratatūnai, Baltijos žvynas ir įvyko ta tokia moralinė dvikova. Taip, labai buvo smagu stebėti. Jo, krante LT vėlgi 2 baudos taškai, krante LT Carpoholics ir Skylink Fishing Team irgi dalinasi po 3 taškus. Ir, Mindaugai, šiandien ryte prieš atidarimą, kai tik tai renkasi kolektyvas, geriam visi kavelę, plepam, pliurpiam, čia toks didelis turgus įvyksta prieš etapą, jau šnektelėjom su sportininkais ir atrodo dar tik antras etapas, dar net neprasidėjęs buvo ir jau kiek matematikos čia turim tos, čia kaip per tos memus eina tos formulės. Aš jau eilę metų stebiu šią, sakykime, skaičių pasiutpolkę, kada dar net etapas neįvykęs, o jau kas būtų, jeigu būtų, kas nutiktų, jeigu įsitraukčiau, norėčiau šito, o norėčiau šito, tas geresnis, tas blogesnis. Ir variantų būna suskaičiuota kokia 10-15. Ir tada įsitraukia burtus ir, velnis, arba džiaugsmo, ta prasme, šūksniai. Tai, loterija yra tuo smagi, kad niekada nežinai ir yra tas netikėtumo faktorius labai, labai didelis. Taip paskaičiuota, kad mums dabar, jeigu su tiek taškų, nes, žemiau esančios komandos, kurios tikrai yra irgi labai, labai stiprios, po pirmo etapo turiu omeny, tai jau buvo variantai, mums reikia ne mažiau tiek taškų, jeigu mes galvojame apie Makedoniją, tai mums reikia ne mažiau taškų, negu kad su tokiu tai greičiu ateiti į trečią etapą, o tada trečiame etape vėl viskas iš naujo ir tada kiekviena žuvis viską verčia, viską keičia, taip kad manau, kad bus stipru ir bus įdomu. Dabar šiek tiek informacijos jums, žiūrovai, kaip dirbs mūsų medijos komanda ir kodėl. Tai trumpai čia Mindaugas galbūt pristatys, priejom šiokio tokio konsensuso ir kodėl. Po vieno didelio iššūkio su YouTube'u praėjusiame etape, kada YouTube'as nusprendė live transliacijas daryti tik vertikaliai, Tai grįžtame vėl. Mes viską žinom, kaip padaryti. Grįžtame vėl, daugiau dėmesio teiksime Facebook'o platformai. Tai tos mūsų kasdieninės apžvalgos jos ir liks YouTube kanale. Kiekvieną dieną
vakare mes sveikinsime su jumis iš tenais. Na, o tiesioginės svėrimų transliacijos vyks Laukarpio ir LKA Facebook'o paskyrose. Tai Ronaldas ir aš eisime į skirtingas A ir B zonas. Iš tenais tiesiogiai transliuosime į Laukarpis ir LKA paskyras. Laukarpis grupė. Taip. Tai jeigu nesate toje grupėje, tai galite prisijungti. O tie, kas esate LKA sekėjai, tai jums daryti nieko nereikia. Jūs automatiškai ten išvysite tiesioginės transliacijas, kurios vyks 7 val. Vakare ir 7 val. Ryte. Taip. Ir dar trumpas reminderis, šiandien per atidarimą matėm kelis komentarus, kad transliuokit į YouTube, nes aš gaunu pranešimą, kad transliacija prasidėjo. Labai nesudėtinga, paklauskit Gemini'aus, ChatGPT ir dar kažko, Facebookas irgi turi tas opcijas, tiesiog ten reikia atsidaryti lentelę, paspausti varnelę ir gausite pranešimą. Facebookas automatiškai informuoja visus sekančius LKA paskyrą, kad vyksta tiesioginė transliacija. Ir jeigu šis pranešimas yra įjungtas, kad jūs gautumėte pranešimus, tai jūs automatiškai ir pat pamatysite. Taigi pasižiūrėkite savo telefonų nustatymus ir tada nieko nepražiūrėsite. Telefonų, kompiuterių. Na, o jeigu jau taip ir nutiks, tai įrašas dar 2 savaitės kabos Facebook platformoje ir galėsite pasižiūrėti. Tai va, nes norim serviruoti jums normalų vaizdą, ne tą tiktokinį vertikalų, kur matome pusę žmogaus arba pusę žuvies. Tai būtent dėl tos priežasties, atsisakom YouTube'o tiesioginių transliacijų ir dirbam taip. Manau, kad tikrai ne pasaulio pabaiga, turėsim visi gerą vaizdą ir gražų kokybišką turinį nuo vandens, tiek čia iš studijos. Lėkim toliau. Na, aš tai galvoju, kad gal reikėtų ir duoklę truputėlį atiduoti mūsų rėmėjams, nes nei vienas čempionatas nevyksta be mūsų partnerių, kaip ir šis Baltijos žvyno taurės etapas irgi vyksta su Baltijos žvyno žinia. Baltijos žvynas yra paruošęs ir prizų, ir dovanų, ir įvairių, sakykime, naujienų, kurias galite pasižiūrėti. Šiandien Baltijos žvynas mums prezentuoja Spider Spodą, tai magnetinė atsidaranti raketa, tinkanti tiek skystiems jaukams, tiek biriems jaukams. Ir kol kas neturime daug su Bounty masalų produkcija. Baltijos žvynas šiandien pas mus etape, Spider Spodai, Bounty. O kas jau yra Baltijos žvynas, tai manau, kad ne vienam save gerbiančiam karpininkui Lietuvoje pasakoti nereikia. Tikrai ilgametis LKA čempionato partneris, didžiulis ačiū ir didžiulis ačiū už paramą organizuojant būtent šį antrąjį Baltijos žvynos taurė etapą Baltijos ežere. Ačiū, toliau keliauja ir Danijos Perlui, generaliniam čempionato rėmėjai, kuris irgi jau ilgametis rėmėjas yra šių čempionatų ir tikrai mes džiaugiamės, kad su jų dėka galime jums ir transliacijas prezentuoti, ir gražių nuotraukų padovanoti, ir Instagramo feedą palaikyti. Tai kad dėkojame Danijos Perlui, taip pat reikia padėkoti Krante LT, papildams Melior, kurie turi tikrai geros produkcijos tiek sąnariams, tiek plaukams, tiek nagams ir nagams. Taip kad tikrai pasižiūrėkite jų puslapyje, rasite tikrai savo tinkančios produkcijos. Žvejybos reikmenys LT, Lunar Bites, Baltijos žvyną jau minėjome, Deeper Sonarai, Sajo Anglers ir, aišku, Lietuvos sportinės žūklės federacija. Deeper Sonar, pirmajame etape labai gražiai sužaidėm, kai, tiesiog neslėpsim, mūsų iniciatyva buvo, medijos iniciatyva sugalvota, kad Deeperio Sonarą dovanosime Big Fish, vėlgi antrojo etapo autoriams. Tai ir žiūrėti transliacijas ir gerai žvejoti tikrai verta. Negalvokite, kad jūs liksite be prizų, prizai bus ir jums, tai Fish Deeper Maps Plus arba žemėlapiai plus licencija, anksčiau vadinta Fish Deeper Premium. Bet apie tai dar šiek tiek vėliau. Taip, bet šitą irgi galėsite laimėti, kad žiūrėkite transliacijas, tikrai sužinosite, ką turite padaryti, kad būtent viena iš šių licencijų atitektų jums. Tai va, pas mus šiandien prasidėjo varžybos. Ačiū Dievui, motulė gamta ir dangus mus jas leido atsidaryti sausai, jau kalbant tiesioginę to žodžio prasme, o dabar, nežinau, čia galbūt šiek tiek matosi, atsinešėm taures, tą pas mus visą dieną pila su nedideliais protarpiais ir oras pas mus tikrai nelepina. Ir manau, kad šitas orelis gali nešti įdomių korekcijų arba gali kaip tik dovanot labai daug laimikių. Be ne pirmas čempionato etapas Balotėje, kada mes visus tentukus esame nusileidę. Jo, bet kalbant apie oro sąlygas, tai galim šiek tiek grįžti labai trumpam į ką tik tai vykusį jaunių ir moterų pasaulio čempionatą. Praėjusį savaitgalį čia finišavusi oro sąlygas turėjom praktiškai tokias pačias.
Ir kalbant, senųjų žvejų, net terminologija, įžvalgomis remiantis, tai netgi blogas oras, bet stabiliai toks esantis oras yra gerai. Mums žmonėms tai nėra komfortiška, mums žmonėms šalta, šlapia, nemalonu, drėgna ir panašiai, bet jeigu mes turime ilgą laiką, kad ir prastą orą, tai žuvis apsipranta, kada nėra staigių kataklizmų. Tai kažkaip tai neatšyla stipriai, vėl neatšala, neužpila lietus ir taip toliau. Dabar praktiškai 1,5 savaitės čia turime Balotėje tokias oro sąlygas, tai vėjelis, tai gerai nulyja, plus vanduo netoks karštas, žuvis turėtų, aš taip įsivaizduoju, galbūt aktyviau maitintis. Ir, vėlgi, ta pati karpininkų įžvalga, kai gerai palyja, vanduo gauna šviežio deguonies, gerai sukasi ten visą tą konvekciją ir visai neblogai to žuvis kitas iki sujuda. Tai ko ir linkime žvejams, kad nenuleidžiam nosies, jei oras ir prastas, bet aš žinau, kad viską atperka, jeigu yra geras kėbimas. Tai tada nematai nei to molio po kojomis, nejauti nei to plaunančios kalavičios. Neturi laiko galvoti apie tai, kaip yra blogai, kaip šlapia. Jo, kaip ar šlapia. Dirbi. Taip, tada viskas yra gerai. Taip, tai tas oras toks dabar esantis, aš manau, kad nėra blogas, nes svarbiausia, pabrėšiu dar kartą, kad tas toks oras yra stabilus čia ilgą laiką. O kaip iš tikrųjų bus, pamatysite tiesioginės transliacijos metu, kada jau žygiuosime per sektorius ir tenai sversime sugautą žuvį, kiek jos yra, kaip dievas žino. Bus daug? Nežinau, Paulius Subortas sakė, kad traukia. Kai tai va. Su telefonu, tai galimai bus tos žuvies ir aš manau, kad čia praėjusio moterų pasaulio čempionato sektoriuose sportininkai žvejoja, ne visuose, bet didžiojoje dalyje. Manau, kad čia tas įdirbis yra dar išlikęs, nes, jis tik šeštadienį pasibaigė, o jau ketvirtadienį mes čia net nepraėjo pilną savaitę. Matau, kad ir vietiniai žvejai irgi sėdė čia prie kranto su tam tikru leidimu, ir gaudavo žuvį traukia. Tai manau, kad nusiteikėte, kad, tiksliau, ir mes nusiteikėme, kad greit namo nepareisime. Tai va dar kartelį primenam, kad svėrimai ir tiesioginės transliacijos 7 val. Ryte, 19 val. Vakare, čia jau nuo vandens būtent. Ir dar kartelį, kad viena transliacija iš, tarkim, iš zonos A į Laukarpio grupę, o kita į Lietuvos karpininkų asociacijos paskyrą Facebook'e. Aš nežinau, daugiau šiandien kažką tai čia pripasakoti tikrai nėra ką. Daugiau papasakosim nuo vandens, ten jau galėsime daryti pirmasias kažkokias išvadas, ar čia mūsų tos spėlionės dėl orų. Faktas. Dabar sunku kažką spėlioti. Aš tik tai norėčiau dar kartą pasidžiaugti Lietuvos U22 rinktinės dar kartą didžiausius sveikinimai visai rinktinė. Rokas ir Titas iškovojo auksą ir visa rinktinė iškovojo sidabrą. Tai yra tikrai fantastiškai aukštas pasiekimas. Visam štabui ačiū, visiems dalyviam ačiū, visiems palaikiusiems ačiū. Tai tikrai buvo wow. Įsimintinas įvykis, kurį dar ilgai prisiminsime ir ne kasdien yra laimimas auksas, tai tikėkime, kad dar tų aukštų pasiekimų tikrai bus ateityje. Anonsuota buvo, kad kitų metų pasaulio čempionatas vyks Pietų Afrikos Respublikoje, tai įdomu, ar pavyks mums surinkti visą rinktinę ir iškeliauti. Čia biudžeto klausimas, tai tie, kas stebėte ir galvojate, kad norėtumėte prisidėti prie LK rinktinės pasiekimų, susisiekite ir mes aptarsime partnerystės galimybės. Tai va, ir ką, šiandien tiek, ruošiame svėrimui, einam rengti savo visus neperšaunamus ir neperliejamus drabužius, nes tai bus, kaip sako vienas garsus Lietuvos karpininkas, tikrai bus goronco, jausmas toks. O jūs žiūrovai paliekame su žaidimu, kuris galios, kur spėlioti galite iki rytdienos 7 val. Ryto. Ir mano galva klausimas tikrai labai sunkus. Jis labai primityvus, kaip visada, bet taip, tikrai sunkus. Bet nenuspėjamas. Taip, kas rytoj bus, kuri komanda bus lyderis overall bendroje etapo lentelėje. Tikrai sunku nuspėti, nes dar net ne vienas svėrimas nėra įvykęs. Tai kas po antrojo rytinio svėrimo bus komanda lyderė, kuri komanda bus numeris 1. Balsuojame. Komentare. Taip, komentare po šiuo video, būtent YouTube platformoje. O kad būtų jums lengviau orientuotis, turbūt tie, kas žinote Balotės ežerą, tai jums bus lengva, tie, kas nežinote, yra LK paskyroje įdėtas žemėlapis. Tai galite atsidarę nuorodą, kur yra gyvai rodomi rezultatai, galite žiūrėti, kokiuose
sektoriuose žvejoja jūsų mylimos komandos, bet aš galbūt netgi Kokios pasakysiu, tendencijos? kokie sektoriai. Tai 14 sektorius Kauno karpininkų klubas, 15 sektorius Traukžuvį LT, 16 sektorius 9 krantė.lt, 17 N-Just One, 18 AAS Team, 19 sektorius Skylink Fishing Team, 20 sektorius Carp Devils, 21 sektorius Krantė LT Carpoholics, 22 sektorius 314 Team Poseidon, 23 sektorius krantė.lt. Čia užsidaro zona. Ir zona B, Šiaurės rytų karpininkai 31, Traukžuvį LT antroji komanda 32, Kamenda žvejos 33, NP Bites Team 34, 35 Tratatūnai Baltijos žvynas, 36 turi stiprius kaimynus Širvė, 37 Žuklys Dynamite Baits, 38 žvejų klubas Pelekas Star Bites su Roku, auksiniu berniuku prieš akiją, 39 Sajo Anglers ir zoną uždaro komanda 527, žinoma kaip Lunar Bites kūrėjų komanda, žvejojanti Lunar Bites Pazanėje. Tai va, tokie reikalai šiandien. Antras etapas iš eilės jie savo Pazanėje. Nu, čia manau, kad man kažkas neaišku. Gerai. Mindaugai, ačiū visiems žiūrėjusiems, nedaug laikelio turim. Taip. Bėgam, ruošiamės, ačiū visiems žiūrėjusiems, sakom iki, pasimatom nuo vandens.